Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, pirmadienis finansinių konsteliacijų arba vidinių dalių sustatymo specialistė. Man tas pavadinimas vidinių dalių sustatymas labiau patinka negu finansinės konsteliacijos, nors turi teisę taip ir vadintis. Iš tikrųjų, sugalvoju 18 dienų be pertraukų, tai reiškia jau nuo rytos bus ciklas pagal metaforinės asociatyvinės korteles Aš moku gražiai gyventi arba moteriškos paslaptys, kaip pritraukti pinigus. Tai yra psichologės Irinos Višinskovos padarytos kortelės, jos rusų kalba. O kadangi žinau, kad ne visi, daug kas yra primiršę, o kai kas net nemoka rusiškai kalbėti, todėl viskas bus lietuvių kalba. Ir tos kortelės yra kompleksas, padeda moteriams, kaip rašo autorė, pakeisti santykius su finansais, pradirbti vidinius laukus ir nusiteikti gausiai. Kodėl metafora? Metafora, jūs žinote, kad pasąmonės kalba yra metaforų kalba. Ir kai yra metaforos, mes labiau ir giliau ir labai lengvai įeiname į savo pasąmoninius dalykus. O kadangi tai yra psichologijos profesionalų sudaryti tam tikri tekstai, tose kortelėse yra formacijos, todėl manyčiau tikrai bus naudinga. Ir kaip tai atrodys? 18 dienų nuo rytojaus, kiekvieną dieną, šeštadienis ir sekmadienis, išdėsiu video su vienoj pusėje kortelės yra pasakojimas, yra metafora pateikta, pasakojimas ir po pasakojimo yra tokia mini išvada ir kitoj pusėje informacijos. Ką aš jums labai siūlyčiau ir rekomenduočiau, kai jūs praklausysit, galbūt kai kas ir keletą kartų paklausys, tiesiog galbūt jums kils mintis kažką tai su tuos nuveikti. Nes metafora kai kada galima, ne tik galima, bet ir kai kada reikia, ją galim keisti, su jie dirbti ir tiesiog galbūt jinai paprastai metafora iškelia tam tikrus dalykus, su kuriais vėliau pradirbus, padirbėjus, mes galim gauti labai gerus rezultatus, motyvą veikti ir tiesiog toksai švelnus priėmimas prie tam tikrų dalykų. Vat. Ir, ką dar pasakyti, šitas kompleksas, šitų kortelių, mes kažkada tai su Viera Žaškova, neurografikos instruktorė piešėm, man tada patiko ir dabar dar kartą, tiesiog iškilo noras su tuo padirbėti ir tie, kas neurografiką piešia, žinau, kad yra kai kurie žiūrintys asmenys mane ir kurie moka piešti, tai paklausę, galite jūs piešti irgi suaktyvinti savo neuroninės jungtis ir nusipiešti tam tikrus dalykus, tai, kas jums kyla iš vidaus. Manau, trumpai tiek, jeigu turit klausimų, komentarį rašykit ir startas rytojaus, su jumis buvo Ingrid ir iki rytojaus. Ate.